Sveiki Eurolygos mėgėjai, kadangi jau šis Eurolygos sezonas įsibėgėja, sezonas geras ir galvoju, kodėlgi nepareitingavus ne komandų, ne žaidėjų, ne kažko tai, o fanų, apie kuriuos nuomonių būna labai įvairių, vieni mėgsta labiau vienas, kitus, o mes šiandien pažiūrėsim į reitingą ir pažiūrėsim, kurie tie fanai geresni, kurie blogesni, bet faktas tai yra mano nuomonė. Net nebejoju, kad atsiras daug žmonių, kurie paprieštaraus ir sakys, nesąmonės, tu čia sureitingavai, bet kiekvienas turi savo nuomonę. Ir beje, komandas vertinsim į 4 lygius, vienetas 3, tai čia jau tokį mokyklos lygių dvejetukininkai teigiamą negaunantis, 4-6, pusė velnės, 7-8 jau neblogi fanai, o 9-10, faktas, kad patys geriausi fanai. Ir kad nebūtų, kad visos komandos ten ar pusė komandų nueitų į vieną pažymį, 20 komandų, 4 lygiai, kiekvienas iš jų turi gauti po 5 komandas. Kad reikėtų šiek tiek labiau pasukti galvą. Gerai, ir pati pirma komanda reitingė pas mus yra Zvezda. Kad ir kaip mes šitos komandos nemėgtume, bet tenka pripažinti, kad fanų šitą komandą turi tikrai gerus ir Denaby 9-10, po to jeigu kažkur tai kažkas tai, manau, kad jie tai tikrai nenukris, bet jeigu kažkur tai matysim eigoj, kad verta, tai apkeisim. Antra komanda Dubajus, ką jūs galvojat, aš tai tiesiog 2-1-3 ir kad ir kiek komanda šitą turėtų pinigų, kad ir kur jinai žaistų, kad ir kaip jinai to Eurolygoje atsidūrė, bet fanų už pinigus nenusipirksi. Tai 1-3 ir kažkaip manau, kad daug prieštaraujančių tikrai nebus. Žalgiris, kaip greitai Žalgiris, turbūt būtų nuodėmė ne įdėti taip. Aišku, turbūt daug kas dar pagalvoja, ne, iki Zvezdos ten Partizanų ar kitų komandų fanų jiem trūksta, bet aš manau, kad jie tikrai savo ištikimybę komandai, savo palaikymą nusipelno to aukščiausio pažymio. O Barcelona, čia jau dabar šitos komandas, ypač Ispanijos, Turkijos komandas, kai kurios daugiausiai klaustukų kelia, nes 7, 8, 4, 6, aš tai ją dedu į 4-6 pradžią, jeigu matysiu, kad po to daug blogesnių komandų, tai tiesiog reiks kažkur nureitinguoti. Čia toks Asvelio ženkliukas, kokia komanda, toks ir ženkliukas. Man atrodo, mes jas dedam į 1-3, nes tikrai bus dar geresnių komandų. Monako komanda man visai patinka, bet jų fanai, net nežinau. 4-6. Pradžiai dedam 4-6, bet aš tai taip galvoju, ar kai daisim iki daugiau komandų nereiks jų iki 1-3. Bet jų ta arena tokia visai virtusas. Aš čia savo kaip bereikalą įsidėjau, kad po 5 komandas, nes irgi norėčiau 4-6 ir jau matau, kad gerai 4-6, bet man atrodo, jie irgi eis į 1-3. Panathinaikosas 9-10. Manau, kad nusipelno, aišku, 7-8, bet greitai tą atmosferą sukuria. 9-10, manau, kad jie tikrai turi būti šitoj skirtingi negu Madrido Realas. Ten tokia ten ir atmosfera. Aš dabar net nežinau, ką man reikės tą 7-8 dėti. Gerai, Madrido Realas, irgi eina į 4-6, bet aš matau, kad jau kažką turėsiu to į tą 7-8 kelt, nes Anadolu Efes, nežinau, Anadolu Efes irgi ten, dar kai komanda žaidžia neblogai, tai jie kažkaip sugeba ir fanus biškių užsikurti. Gerai, praleidžiam Anadolu Efes, nes aš matau, kad sekanti Olympiakosas, kurį mes į 9-10 turbūt kitaip ir būt negali. Anadolu Efes, vis tiek man jos reikia kažkur įdėti. Gerai, aš jos kol kas dedu 4-6, bet, gerai. Fenerbahčė. Manau, kad čia visai gan gerai. Į tą pirmą penketuką, aš jau matau, kad Partizanui ta vieta turės būti rezervuota, čia kitaip tikrai nebus. O HPL, kaip sunku HPL bus dabar apskritai, abi komandas Tel Avivo bus žiauriai sunku vertinti pagal tai, kad jos paskutinius 2 metus žaidžia ne savo arenose, bet jau tuoj už mėnesį, už kiek grįžta į
Izraelį. Ir manau, kad ten bus atmosfera, visi krepšinio išsiilgę, visi norės to krepšinio. Tai gerai, mes gal tada taip sugudraukim ir sakykim 9-10, kas manau, kad jeigu žaistų jie normaliai, tai ten ir to 9 būtų verti, bet dabar negrįž, ten vėl kažkas, tai mes juos į tą 7-8 įdedam, nes dabartinė jų atmosfera faktas būtų 1-3, nes žaidžia Svetumo arenai, bet kai grįž, bus 7-8. Gerai išsisukau, man atrodo. Gerai, Paris Basketball. Eina savo, bet ką, man tą 1-3 reikės dėt. Dubajus tai jo tikrai vertas, bet kitos komandos sudėtingas tu Paryžium. Gal šiaip ta maža Reinytė ten, šiaip kaip pasikūrė, tai visai neblogai. Geriau negu Realo ten, sakykime, ar Barsas arenas. Tos tai man kažkaip nykas labai. Gal aš jo tada ir duodu 7-8. Vis tiek reiks ir šitą grafą kažko užpildyti. Kuo toliau, tuo sudėtingiau darosi. Aš manau, kad iš to 4-6 kažkas tojasi į 1-3. Nes Bayernas, aš jam irgi tą 6. Bet nors Bayernas labiau futbolo klubas. Bet aš jam, man atrodo, irgi tą 7 galima parašyti jo. Lygiai kaip ir bet Baskonė man tokio, nesau. Nu gerai, Baskonę praleidžiam ir dedam Partizaną į 5 vietą. Tai manau, kad 9-10 Zvezda, Žalgiris, Panathinaikos, Olimpiakos, Partizanas. Nu, kaip ir rezervuota. Dar kažką turėsim į tą 7-8. Aš kaip sakiau, kai grįž į namus, Makabi šitos vietos bus tikrai nusipelnęs ir būtent, man atrodo, su jais galima uždaryti. Šiaip turbūt, kad ir kaip man visai patiktų Monako komanda, bet jie žaidžia toj labai mažytėj požeminiai arenoj. Ir ten atmosfera tokia būna pusė velnio, bet aš manau, kad ir susideda dėl to, kad ten yra tokia arena. Tai man atrodo, mes juos turim į tą 1-3, stiprus trejetukas. O tada į 4-6, Valencija tikrai turi tų fanų, kaip ir Baskonija, kaip ir Milanas. Bet kokie ten tie Milano fanai, nežinau. Nei Milanas, nei. Man atrodo, mes Milano dedam į 1-3. Ir Baskonė lieka, 1-3 Baskonė, biški nuvertinimas gal būtų, bet ką mes galim į apačią. Ne, Baskonė 4-6, bet mums tada iš 4-6 reikia kažką į apačią. Šiaip man Realo fanai visada tokie pasyvus, ten jiem futbolas, o dar kai yra pergalės, tai yra pergalės, kai nėra pergalių, tai, bet lygiai tas pats ir su Nadolo FS. Jo, ne, Nadolo FS, jo, man tai Barcelonos fanai irgi tokie, bet ne, žinot, aš kaip darau, Realą, kad ir kokia gera komanda dedu į 1-3, o Baskonę dedu į 4-6. Man atrodo, kad būtent toks tas 20-ukas turėtų būti. Aišku, čia galima labai prie daug ko prikibti, bet kiekvienam neįtiksi. Kaip sakau, tas pirmas 5-ukas, tai man atrodo tikrai gerai, 7-8. Dėl Paryžiaus gal biški toks abejonė, bet manau neblogai. Jo, šiaip manau, kad visai savo 20-uką. Kas įdomiausia, kad tikrai dabar reitinguojant prieš tai tikrai nei galvojau, nei ant popieriaus kažkur tai nedėliau komandų, tai tiesiog tokia visiška improvizacija. Ir manau, kad tikrai yra daug prieštaraujančių, tai jeigu manai kitaip, tu kitaip įsivaizduoji tokį reitingą. Parašyk komentarus, kur padariau klaidų ir kurios komandos fanai yra tau geresni, blogesni ir kokie. O jeigu jau pažiūrėjai šį video, tai tiesiog padėk laiką ir susimatom kitam video.